Pasiruošę klausytis Dievo žodžio. Ir norėčiau antikos filosofo Cicerono paskaityti tokią mintį. Nėra tokios savybės, kurią norėčiau ar svajočiau turėti mieliau už tą savybę, neįvardinu. Ji ne tik didžiausia vertybė, ji visų mūsų vertybių motina. Ir apie kokią vertybę čia kalba Ciceronas. Sako, svajoju apie tą vertybę, labiausiai trokštu, nes ji ne tik didžiausia vertybė, ji visų mūsų vertybių motina. Pamastykit, apie ką čia galėtų Ciceronas kalbėti. Ji be galo pasitarnauja mūsų gyvenimuose. Ji be galo naudinga mums. Ar yra spėjimų? Be galo geros vertybės, bet ne apie tą čia turima minty. Ne. Čia tiesiog Cicerono mintis, tos vertybės be galo svarbios, ką jūs vardinat. Mūsų sesė kaip tik kalbėjo per poreikius apie tą vertybę. Tai kalbama apie dėkingumą. Ir šiandieną norėčiau truputėlį paliesti tą temą. Dėkingumas. Kiek jisai yra svarbus mūsų gyvenimuose. Kokia tai vertybė yra? Ar sutinkam Cicerono mintimi, kad tai yra visų vertybių motina, dėkingumas? Kad tai be galo svarbi vertybė. Ir kažkaip tai, dėl ko aš ir pamoksliauju tą temą, nes viešpats man pradėjo kalbėti, kad palauk. Tu tiek užsisukęs, tu tiek leki. Ir to nepasitenkinimo tiek daug apčiuopiu savo širdį. Ir ten to trūksta, ir santykiai, ir visa kita, ir toksai pavargęs nuo gyvenimo. Ir kažkaip tai viešpats pradėjo judinti. Ir versta apie tai susimastyti. Kiek man yra duota? Kodėl mano širdį tiek džiaugsmo mažai? Ir apčiuopiau savį, kad išties dėkingumas kažkur tai pabėgęs. Kaip manote, koks suvokimas mums yra labai žalingas? Na, čia apie dėkingumą temą šnekant. Kai viską, kas mūsų supa, priimame kaip savaime suprantamus dalykus. Man priklauso, aš daugiau vertas esu. Ir kas tada vyksta mūsų gyvenimuose, kas tada vyksta mūsų širdyse, kada įsišaknyja tokia nuostata. Mes priimam visą tai, kas ateina į mūsų gyvenimus, kaip savaime suprantama. Pirminti gerą. Dėl blogo jau mes sakom, kodėl Dieve? Kodėl tai vyksta mano gyvenime? Bet gera kaip savaime suprantama. Šekspyras yra pasakęs, nėra didesnio siaubo kaip nedėkingumas. Seneka sakė, kiekvienas nedėkingas žmogus bus nelaimingas. Ką ten bus? Jis yra nelaimingas. Ar sutinkam su tomis mintimis? Kad išties dėkingumas be galo svarbi vertybė mūsų gyvenimuose.
Ir kad ne vienoje rašto vietoje yra kalbama apie tai, kad, ką ir sesuo minėjo, kad už viską dėkok Dievui. Už viską dėkok Dievui. Efeziečiams laiške 5 skyriui 20 eilutėj mes galim paskaityti, ką Paulius sako. Nuo 15 eilutės galim paskaityti. Tad rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėte kaip neišmintingi, bet kaip išmintingi, branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpatės valia. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasilydimas, bet būkite pilni dvasios, kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį. Visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Ir vėlgi mes esam kviečiami suprasti, koks yra laikas, kokia viešpatės valia. Ir Paulius prieš tai dėsto apie tą paslaptį, kuri jam yra apreikšta, kad tiek pagonis, tiek žydai yra bendra paveldėtojai Jėzuje Kristuje. Kad tai, kad Dievas yra pažadėjęs, priklauso. Ir jis dėsto tas paslaptis. Ir jisai kviečia mus branginti laiką, rūpestingai žiūrėti, kaip elgiamės, elgtis išmintingai. Ir kada tu pradedi mąstyti apie dėkingumą, apie dėkingą širdį ir taip pagalvoji, jeigu širdį nėra dėkingumo, tai kas tarpsta širdyje tada? Tiesiog jeigu dėkingumas jisai išplaukęs, mes pamiršę dėkingumą, kokios mintis sukasi mumise? Apie ką mes tada galvojam? Tiesiog pasverkit, pasižiūrėkite savo gyvenimus. O kada mūsų širdis dėkingos, kas vyksta? Ir aš taip galvoju, ar nedėkinga širdis gali garbinti viešpatį? Kada tavo širdį priekaištas kažkoks tai pastoviai? Ar daug tų priekaištų? Šiaip šiandieninis pasaulis pradeda suvokti dėkingumo naudą. Tyrimai atliekami, kaip dėkingumas veikia žmogaus fizinį kūną, psichinę būseną. Ir sako, wow, išties dėkingumas geras dalykas. Ir kiti bando praktikuoti, medituoti, mokytis dėkingumo. Ir daug yra mokytojų įvairiausių, ne tik krikščionybei, kur sako, kad išties tai svarbi vertybė. Puoselėkit, gilinkitės į tai. O mums, krikščionims, tuo labiau, mes turėtume būti apimti dėkingumo. Kasdieną prisimintai. Bet žiūrėkit, ateina tas pirmadienis, ta kasdienybė, Ir rūpesčiai, naštos, malonumai kažkokie tai ir pradeda mus nešti į kitą pusę. Ir mes nebesusimastom, kokie mes turėtume būti dėkingi, kokie mes esam šiandieną palaiminti. Kažkas yra pasakęs, sako, kad rūpesčiai ir naštos daug daugiau tikinčiųjų atplėšia nuo Kristaus, nei kažkokia tai nuodėmė. Tiesiog mes užsisukam, mes pametam tam tikrus dalykus, mes nebematom, mūsų širdis apkarsta. Mes tampam nedėkingi ir mes priekaištaujam Dievui. Kai pagalvoju apie žydų tautą, išeinančią iš Egipto vergystės. Matė tokius stebuklus, antgamtinius dalykus išgyveno. Ir praeina neilgas laiko tarpsnis, būtų buvę geriau sėdėti mums Egipte. Ten
puodai virė su žuvim, su mėsa, česnakai, porai. Pala, kas ten šaukia? Kas ten rėkia? Dieve, gelbėk mus, ta vergystė tokia sunki, tas lažas toks sunkus. Viešpatie, prisimeni savo pažadus, pažadėjai siųsti gelbėtoją. Kur gelbėtojas? Gelbėtojas ateina. Gelbėtojas išveda. Ir tik tai paina truputėlį kelio dykuma ir jau priekaištai Dievui. Mes čia numirsim dykumoje iš troškulio, vandens norim, duonos, mėsos. Ne? Ir tas kelias apipintas pastovių priekaištų, pastovaus nepasitenkinimo. Nors atrodo, ženklai lydėjo, debesis dengė, naktis ugnies tulpas degė ir rodė kelią. Bet jie vėl ir vėl liejo savo nepasitenkinimą. Datanas, Abiramas. Ar jūs vieninteliai čia Mozės su Aaronu esate išrinkti? Ar mes irgi ne Dievo žmonės? Ar mes irgi negalim čia smilkyti smilkalų? Sako, nesukilkit prieš viešpatį. Ne. Mes irgi kažką tai reiškiam. Ir viešpatės rūstybė nužengia, sudegina ten visus, kitus žemę praryja. Ir mes matome nedėkingumo pasiekmes, jos baisios yra. Ir mūsų gyvenimuose išties nedėkingumas jisai taip pat turi kainą. Ir mes mokam tą kainą, bet Dievas to mums nelinkia, brangieji. Jis taip nori, jis veda mus, moko mus. Vėlgi, ir Dievo tikslas yra, ta mūsų širdis, kad būtų išganyta. Kad išties mes suvoktume, į ką mes esame pašaukti. Kokia didžiulė malonė mums suteikta. Išties mes šiandieną esame palaiminti Dieve. O raštas aiškiai sako, mes buvom verti mirties. Dieve, kiek aš šiandien suvokiu tą tiesą, kad buvau vertas mirties. Kiek dar menkai matau ir suprantu tai. Viešpatie. Aš nieko blogo nepadariau. Nieko nenužudžiau, ten dar kažko tai nepadariau. Smulkmenos, Viešpatie Dieve. Smulkmenos. Bet kad tai aš nuo prigimties atskirtas nuo Dievo, kaip raštas sako, miręs savo nuodėmėse. Dievo rūstybė kabojo virš manęs. Šiandieną kažkiek tai aiškiau tai suprantu, bet dar tiek menkai, nes žiūriu į savo širdį, į savo gyvenimą ir matau dar tiek nedaug džiaugsmo, dar tiek nedaug dėkingumo Dievui už tą kasdienybę, kuri ateina, ką ir sesuo vardijo. Už tuos kamščius, už tuos kalbinius, už santykius. Tiek nedaug to dėkingumo, daugiau dar tiek. Dieve, to trūksta, to nėra. Tas blogai, anas blogai. Bet viešpats sako, pala. Nežiūrėkit tai, ko dar nėra. Pasižiūrėkit tai, ką jau turi. Ar iš ties įmanoma už viską ir visada dėkoti dangiškajam tėvui Jėzaus Kristaus vardu? Priklauso nuo matymo. Priklauso nuo matymo. Ir Dievas nori plėsti tą matymą. Iš ties, kad mes pamatytume, kokia yra realybė. Dvasinę realybę suvoktume. Ir šiandien Dievas darbuojasi. Kad mes nepriimtume tų kasdienių dalykų, kurie įvyksta mūsų gyvenimuose, kaip savaime suprantama. Atsikėlė į ryte. O kaip kitaip? Turėjau atsikelt. O kas ten žino, kaip turėjo būti? Ir
tam tikruose momentuose Dievas būna prisiliečia mūsų gyvenimuose. Kadangi mano tėtis mirė nuo plaučių vėžio ir sulaukęs 59 metų, kitą kartą ateina tos mintis, o kiek aš nugyvensiu? Nuo pat mažų dienų rūkiau. Ir ta sveikata nebuvo geriausia. Kadangi vaikas 7 metų pradėjau rūkyti ir iki pilnametystės, galima sakyti, traukiau dūmą, kol suvokiau, kad... O tas suvokimas atėjo tiesiog supykimas ant savęs, kada reikėjo mokyklai laikyti ten įskaitas, reikėjo pasikabinti ant skersinių ir padaryti prisitraukimų. Ir pasikabinau kaip dešra ir nei vieno prisitraukimo. O klasėje nebuvau paskutinis, kad ten kitus apstumdydavau. Ir dabar kiti ten tie, kuriuos apstumdydavau, žiūri į mane, o jie ten kad davė po 12, po 13 prisitraukimų. O aš kietas buvau, parūkydavau, pagerdavau ir prie tų viršūnių klasėje. Ir tada ir tokia gėda pasidarė, ir tas pyktis ant savęs. Ir tada sukaupęs visą valią, mečiau rūkyti. Buvo nelengva. Atrodo, vaikas. Bet žinokit, jau 16 metų sutraukdavau pakelį į dieną. Ir nuo ko prasidėjo? Paprasčiausiai norėjau pritapti prie draugų. Nebuvo skanu rūkyti. Bet gatvėje visi vyresni. Ir tu nori irgi būti kartu su jais. Jie rūka, o kaip tu nerūkysi? Ir pradžioje rūkydavau neužsitraukęs. Ir paskui sako, cigaretės gadini, neduosim tau. Pradėjau užsitraukti. Bet po šiai dienai jaučiu pasiekmes to rūkymo. Ateidavo ruduo ar pavasaris, bronchitas, plaučių uždegimas, chroniškas. Ir kada įtikėjau, ant gamtiškai viešpats išgydė. Ir po to vėl buvo sugrįžusi ta liga. Ir tu pamastai, ateina tos mintis, tu krioki, tu negali sustoti, tau drasko viską. O gal jau ir man kaip tėčiui, gal ir man kažkas tai kabinasi. Ir buvo tas metas, kada žmonai jau sakiau, kur kas sudėta, žmona, baik, nekalbėk, nes tu realiai susiduri su tuo, kad nežinai, kiek dar liko. Ir tu meldies, sakai, viešpatie, gal pratęsi. Ir žiūri, pratęsi. Vieną rytą atsistojau prieš veidrodį, žiūriu, kažkoks guziukas ant kaklo. Atrodo kaip spuogas. Bet paskui žiūriu, jis didėja. Esu tas, kuris nemėgsta lankytis pas gydytojus. Vėl tam tikros mintis, ne? Ir sakau, viešpatie, gelbėk. Nežinau, kas tai per darinys mano kūne. Ir žinot, viešpats prisilietė. Vietoj to guzo randas pasidarė. Bet tu vėl leki, vėl viskas pasimiršta. Ir tu po kažkurio tai laiko priėmė kaip savaime suprantama. Kad greičiausiai taip turėjo būti. Ir vėl rūpesčiai, vėl naštos, ir tu esi prislėgtas, ir tu leki, ir tu vėl nepatenkintas, vėl bambi, tas negerai, kodėl mašina sugedo pačiu svarbiausiu momentu, ar ten tas, ar tas, visada pinigų stygius. Ir galvoju, kiek dar neši tą naštą, ir taip nelengva gyventi. Ir sakau, ir vėl viešpats prisiliečia, ir vėl kreipia mintis. Ir tu matai tą Dievo ranką, tu matai tą Dievo gailestingumą, kad vėl ir vėl viešpats pakelia, nors turėtų trinktelėt gerai, kad atsipeikėčiau. Verslas, duonos kepimas. Galėjau užlinkti.
bedirbdamas, nes bemiegės naktis, organizmų išsekimas, jaučiu širdis stabiluojasi ten, visą kitą, išplėšiau to laiko, nes jau jaučiau, kad labai prastai. Ir ten tyrimus padaro, ten kalcio nebėra visai, išprakaitavęs visą tą kalciją. Ir ten jau leidžia tas karštas ampulės ir visą kitą atgaivina, sustiprina. Ir tu leki toliau. Ir vėl užsisukė. Ir vėl viešpats sugrąžina. Per kažkokią tai situaciją. Ne? Sustok, pasižiūrėk. Ir tu sugrįžti. Ir taip Dievas mokina. Taip Dievas mokina. Mes matom, kaip mokino savo tautą. Ne? Ir viešpats jis kantrus ir gailestingas. Ir kiek aš šiandieną suvokiu tą Dievo gailestingumą. Kiek kartų jau tikėdamas Kristumi turėjau gauti daug daugiau rykščių, bet susilaukdavau malonės. Ir tu supranti, kad Dievas kviečia tave, kad iš ties aš kaip sūnus pamatyčiau, kaip sūnus būčiau dėkingas, kad ta vergystės dvasia išeitų iš manęs. Kad aš nebūčiau dėkingas ir nuolankus tik tada, kada bizūnas švilpia virš galvos. Kada kažkokios tai situacijos smūgiuoja ir tada aš nuolankus, man reikalingas Dievas. Tik tai pasikeitė situacija, aš atsitiesiu ir vėl bėgu savo keliais, pamiršęs Dievo gerumą ir gailestingumą. Ir dangiškasis tėvas kantriai darbuojasi su manim, aš tikiuosi, ir su kiekvienu iš jūsų. Kad pamatytume, koks Dievas gailestingas ir geras yra. Kiek kartų galėjom jau iškeliauti. Ne? Ir galbūt paraudę, nežinau, kaip ten bus, kaip ten vyks ta akistata su Dievu. Kažkoks tai galbūt išgyvenimas, kad nepadaryt tai, ką turėjai padaryti. Ne? Bet Dievas jisai išmintingai tvarkosi ir esu be galo dėkingas Dievui, kad vėl ir vėl sugrąžina ir vėl moko dėkingumo. Ne? Jeigu, sakau, sugrįžtant prie to pavyzdžio apie tą tarną, kuriam daug buvo atleista, kuriam didžiulė skola buvo dovanota. Jis prašė, jisai šaukėsi, jisai rėkė pasigailėjimo. Ne? Pasigailėk manęs, atleisk. Ir valdovas sako, gerai, aš tau atleidžiu. Eik ramybė. Bet žmogus jisai neišgirsta. Aš grąžinsiu. Kaip tu grąžinsi? Ką tu grąžinsi? Ir mes matom, ta nedėkinga širdis. Neišgirdo, nesuprato, kas įvyko. Ne? Ir iš karto pasimatė ant artimo, kokia pas jį buvo širdis. Ir žmogus išėjęs, sutikęs skolininkais, čiumpa jį už gerklės ir pradeda smaugti. Grąžink man skolą. Tas prašo pasigailėjimo. Ir nedėkinga širdis. Pati susilaukus gailestingumo, bet nepamačius to gailestingumo, nesuvokus to gailestingumo, jinai buvo nedėkinga ir sako, ne, aš tavęs nepasigailėsiu. Būk įmestas į kalėjimą. Ir mes žinom pabaigą, ne, kad pranešta valdovui buvo, kaip tas, kuriam buvo tiek daug dovanota, jisai elgėsi su kitais. Ir jį pasikviečia ir sako, tu nedėkingas tarne. Aš tau tokią didžiulę skolą dovanoju. Ar ir tu neturėjai tai pasielgt? Ir jisai buvo įmestas į kalėjimą, kol grąžins skolą. Ir čia mums pavyzdys. Ne? Jeigu mūsų širdis bus nedėkingos, tai be abejo matysis mūsų kasdienybėj, mūsų santykiuose su artimu. Ir dažną kartą mes smūgiuosim.
Galbūt bus taip, kad mes būsim gailestingi, bet iš savanaudiškų paskatų. Parodysim gailestingumą. Ir be abejo, raštas sako, kad iš Dievo nepasityčiosim, ką sėjam, tą ir pjausim. Tik tai gausim tą saiką daug didesnį, sukratytą. O Dievas sako, aš nenoriu, kad jum į užantį būtų įkištas tas blogas saikas. Sukratytas, daug didesnis, daug sunkesnis. Aš noriu, kad jūs būtumėt palaiminti. Kad apšiai būtumėt palaiminti. Ir sako, aš noriu, kad jūs sėtumėt dėkingumą, kad jūs būtumėt gailestingi. Ir šiandieną mes esam kviečiami išties augti tame supratime, kad mums daug atleista, kad mums daug dovanota. Vėl ir vėl mes esam kviečiami sugrįžti prie Golgotos, įsižiūrėti, apmastyti Kristaus kančią. Žydams laiške mes esam kviečiami, sako, apsvarstykit, apmastykit, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nesuglebtumėt savo sielomis. Mes esam kviečiami, kaip Kristus ištvėrė. Kaip jis iškentė? Jis pasitikėjo tėvu. Jis vylėsi tėvo gailestingumu. Jis buvo be galo dėkingas tėvui. Ir šiandieną mes, taip, mūsų spaudžia rūpesčiai, naštos. Ir neturim laiko pamedituoti, apmastyti, kiekgi daug Dievas mums duoda. O mes dažną kartą priimam viską savaime suprantamą. Atsikėlėm, saulė šviečia. Taip turi būti. Kažką tai pasodinai, išdygo, taip turi būti, bet taip aš trešiau, aš ravėjau, kitaip nebūtų buvę. Bet vėlgi, žmogus gyvena arendoj, iš arendo, kad žemė duota mums, kvėpuojam oru. Dievas taip viską nuostabiai sukūrė. Ir kaip dažną kartą mes per tuos rūpešius, per tas naštas mes nebematom tų spalvų, to grožio, to unikalumo, nebematom Dievo gerumo. Ir vaikštam bambėdami nepatenkinti. Nes to ir ano nėra, va ten skauda ir visa kita vyksta mūsų gyvenime. Bet galbūt verta įsiklausyti tos antikos filosofus, galbūt verta pasidomėti, ką kalba mokslas šiandieną, kad dėkingumas be galo naudingas žmogui, o ypač mums tikintiems. Ir ten mokslininkai darė tyrimus, ir ten tyriamiesiems buvo uždėti ten laidai, visa kita, kad tirt, kaip smegenys reaguoja į dėkingumą. Ir ten prieš tuos tyriamuosius buvo pasodinti žmonės, kurie perėjo holokaustą. Ir jie dalinasi tais išgyvenimais, ką jam teko patirti. Ir kaip tas žmogus koncentracijos stovyklai jautėsi, kaip jam ant pečių uždėjo paltą. Kitas atidavė save, matydamas, kaip jis dreba, kaip jis sušalęs. Be abejo, sako, tai vėlgi tas išgirstas momentas, bet kaip tu pats išgyveni, dar kitaip reaguoja smegenis. Ir tai jau rodo tuos pokyčius smegenų žievėjai, kad vyksta tie pokyčiai. Vyksta tie pokyčiai. Ir kad tai be galo naudinga žmogui. Ir kas vyksta, kada tiesiog mes išgyvenam dėkingumą. Kuo dėkingumas naudingas žmogaus gyvenime. Ir ten teigiama tam straipsnėje, padeda puoselėti santykius. Dėkingumas. Ar teisinga mintis? Pasižiūrėkit, kaip lengva bendrauti su dėkingu žmogum. Kokios geros emocijos kyla, kada tu bendrauji su dėkingu žmogum. Ir kaip tau nesinori po to susitikti, to žmogaus, galbūt jau mes nesąmoningai kitą kartą vengiam to žmogaus, kuris nedėkingas, kuris nepatenkintas, kuris pastoviai skundžiasi, kuris pastoviai apkalbinėja, kuris pastoviai teisia, Tau sunku nuo tokio žmogaus. Bet mums pastoriams dažną kartą tenka bendrauti.
tenka ganyti ir vėl kalbėtis. Bet būna tie, taip sakant, vampyrai, kurie išsiurbia jėgas. Bet aišku, viešpats pripildo, viešpats duoda. Bet dėkingumas, jisai padeda puoselėti santykius. Ar bažnyčia dėkingumas padeda puoselėti santykius? Be abejo. Ar dėkingumas stiprina empatiją? Be abejo. Tu įsijauti į kitą žmogų. Kitas, patirdamas dėkingumą, taip pat. Vėlgi, tie santykiai toliau statomi. Dėkingumas kelia savivertę. Ir ten su sportininkais buvo tie tyrimai atliekami, kad geresni rezultatai pas sportininkus būdavo, kada jie būdavo dėkingi. Kažkas tai vyksta žmogaus organizme, smegenyse kažkas tai vyksta. Ką toliau dėkingumas daro? Mažina norą lyginti su kitais. Tu nebežiūri į kitus. Ugdo psichologinį atsparumą. Stiprina sveikatą, gerina miegą. Ir jeigu prastai miegi, galbūt vakare reikėtų taip ant lovos krašto atsisėdus, pagalvoti, Dieve, už ką aš galiu padėkoti. Ir pradėti nuo smulkmenų. Ir žiūrėk, greičiausiai į lovą atsigulsi, giedodamas viešpačiu ir garbėdamas jį. Nes širdis atsivers padėkai. Viešpatie Dieve, ir dar už tai, ir dar už tai. Ką dar padaro dėkingumas? Padeda sumažinti patiriamas toksiškas emocijas. Susierzinimą, nusivylimą, apgailestavimą, pavydą. Ar teisingos mintis? Įsivaizduojat, koks naudingas dėkingumas. Ir kaip dažną kartą mes pamirštam apie tai susimastyti. Aš bažnyčioje apie tai kalbėjau. Paskui lastelį aptarinėjom tą žodį. Ir žmonėm apreiškimai liejasi. Bet iš ties, pagaukit save, Kaip tu jausis kasdienybė, jeigu tavo širdis, tavy auksta supratimas apie Dievo gerumą, apie Dievo ištikimybę, apie Dievo gailestingumą. Ir kad tu nepelnytai gauni daug dalykų. Ir jie nėra savaime suprantami. Tu buvai nevertas tų dalykų, tų malonių. Bet Dievas kažkodėl tai davė. Ir žiūrėk, jeigu ryte atsikėlęs prisiminsi padėkoti už vienus ar kitus dalykus. Galbūt užsikrausi visai dienai tos geros emocijos. Ir kažkokie tai iššūkiai jau nebebus tokie baisus, kurie galbūt gazdino. Galbūt kas nedavė vakarė užmigt, nes galvoja apie rytojų. O kaip reikės išgyventi. Už daugelį dalykų mes galim dėkoti. Net už pačias kvailiausias situacijas mes galim dėkoti Dievui. Nes Dievas kažką tai suplanavęs ir numatęs, ko mes nesuprantam ir nežinom. Esu jau minėjęs, kada pasižiūrė į tos skausmingas situacijas, į tą avariją, sudaužytas mašinas, tą nepriteklių. Šiandieną aš dėkoju už tai, nes viešpats ruošia per tai. Kada žiūrim į Juozapo istoriją, jaunuolis, 17-metis, brolių parduotas vergijon, nieko tokio nepadarė, sapnais pasidalino. Ir dar tėvui papasakodavo, ką broliai daro ten ganyklose. Ir ta neapykanta tokia, Ir po to 13 metų vergystė. Vėl ten Potifaro namuose nekaltai apkaltintas. Ir Dievas darbavosi, Juozapo gyvenime. Jau kalėjime sėdė, gauna sapnus, ir vyną pilstytoj faraono duonkepiui.
Sako, taip ir taip įvyks. Ir taip įvyksta. Ir sako, vyno pilstyto išeinančiam iš kalėjimo, sako, tik nepamiršk manęs, aš čia nekaltai sėdžiu, tik nepamiršk manęs. Ir pamiršta. Ir pamiršta. Ir galvoju, kas turėjo vykti ant Juozapo širdį. Bet raštas sako, Dievo žodis jį išmėgino. Dievo žodis jį išmėgino. Jis, kada susitinka su broliais Egipte, atsiveria broliams, broliai išsigandę, dabar šakės mums. Dabar kas bus? Ir Dovydas Juozapas rauda, sako, Dievas tai buvo suplanavęs, būkit ramus. Jis tai buvo suplanavęs, kad mane atsiųst pirmą jūsų, paruošti jums vietą. Ir Juozapas dėkingas už tą situaciją. Broliai, jie išsigandę, jie nemato, jie neįsigilinę į tą situaciją. Ir tėvui numirus jau ateina ir sako, tėvas prisakė, kad tu čia mūsų nebaustų mane ir visa kita. Bet jie nesuprato, jie nematė, kad tai Dievo ranka buvo. Ne? Praeina kuris laikas ir mes pamatom, kad tame buvo Dievo ranka. Dievas praeityje veikia, Dievas veikia dabartį, Dievas veiks ateitį. Ir kaip raštas sako, kągi Dievas mums paruošė ateityje, brangieji? Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo. Ne? Tai Dievas paruošė jį mylintiems. Ir mums su nuostaba belieka laukti. Viešpatie Dieve, per ką tu dar pervesi? Kaip viešpatie pervesi? Nes iš ties dėkinga širdis, jinai be galo graži yra. Ji stipri yra, ji motyvuota yra, ji kūrybinga, ji darbšti, ji klusni. Ir Dievas nori, kad iš ties mumise būtų tokia širdis. Dievas nori mus naudoti kaip indus, kaip instrumentus, kad įgyvendint savo valią. Tik tai sakau, dažną kartą problema būna, kad mes Dievą matom kaip priemonę. Kad Dieve, aš bėgsiu savo keliu, tu laimink mane, saugok mane, bet leisk man gyventi taip, kaip aš noriu. Ir Dievas sako, ne, tu esi mano valiai. Aš noriu, kad tu gyventum taip, kaip aš esu suplanavęs ir numatęs. Aš noriu išganyti tavo sielą, aš noriu paruošti tave amžinybei. Aš noriu, kol dar tu esi šitoj žemėj, kad darytum gerus darbus, iš dėkingos širdies. O kaip kitaip? Kaip kitaip daryti gerus darbus, neturi dėkingos širdies? Dėl ko tada daryti tos gerus darbus? Kas motyvuoja, kas įkvepia daryti gerus darbus? Tada, žiūrėkit, kad toks dėkingumas neatsirastų kaip pas tą fariziejų, kuris Luko 18 skyriui 11 eilutėj meldžiasi Dievo akivaizdoje stovėdamas ir dėkoja Dievui. Dieve, dėkoju tau, kad nesu kaip šitas muitininkas ten, kaip Dieve, apsaugok nuo tokio dėkingumo. Ne? Galima turėti ir tokį dėkingumą. Bet belieka melsti ir prašyti, Dieve, atverk širdies akis, kad matyčiau, Viešpatie Dieve, kad tas apreiškimas plėstusi, kad gyvenu šiandieną iš malonės, kad kiekviena diena iš malonės, Viešpatie, kad iš ties nevertas, bet tu teiki tą malonę. Raštas aiškiai sako, visi buvom pražuvę, visi buvom verti mirties, bet Dievas pasigailėjo, atleido mūsų nusikaltimus. Įskiepijo mus prieš mūsų prigimtį į alyvmedį. Ir raštas sako, ne mes išlaikom alyvmedį. Alyvmedis mus išlaiko, tie syvai iš ten kyla. Ne mes tos syvus duodam alyvmedžiai. Ne? Bet kaip dažną kartą mes pasiklystam ir mes galvom, kad jau mes kažkas tai esam.
Ir mes turim teisę pykt, būti nepatenkinti, priekaištaut. Bet žiūrint iš Dievo pozicijos, mes neturim tokios teisės. Ne? Mes turim teisę būti be galo dėkingi. Mes turim teisę būti nuolankus, sudužę. Nes tas apreiškimas, ką Dievas padarė su mumis, tai turėtų daryti mūsų gyvenimuose. Bet Dievas šiai dienai kantrus yra ir veda mus, brangieji, kad tas apreiškimas augtų ir plėstųsi mumise. Kad kasdieną mes prisimintume Dievo gerumą, Dievo ištikimą meilę, kad kasdien mes prisimintume, koks Dievas man ir tau yra gailestingas. Mes verti bausmės, ne? Bet Dievas mus laimina, Dievas mus saugo, Dievas mus aprūpina. Kaip dažną kartą tiesiog jau tradiciškai palaiminam tą duoną kasdieninę. Ne? Šiandieną daugelis pasaulyje išgyvena nepriteklių. Daug įvairiausių situacijų. Kaip raštas sako, žemės kampai dejuoja nuo smurto, nuo skausmo. Bet Dievas pasirinko tave ir mane. Dieve, kodėl pasirinkai? Kodėl Dievas tave pasirinko? Buvai labai nuostabus, labai geras? Nu pagalvok, dėl kokios savybės tave Dievas pasirinko. Savo metu aš galvojau, kad nebuvo geresnio už mane mieste, todėl mane pasirinko pastorium. Nu, svarščiau, galvoju, Dieve, nu tiek daug mieste žmonių, o tu pasirinkai mane. Tu matai mano gerą širdį, mano dosnumą, viešpatie Dieve. Nu aišku, vedyti, aš toks pradžių nebuvau, bet tu matei tikriausiai. Dušas žmogus. Ir kaip tas dušas žmogus kitą kartą gali savo širdį trokšti kito mirties, ne? Tiesiog pykti. Ir kaip pagalvoju, kiek Dievas darbavosi manį, kad pakeistum. Tas sumumas toks būdavo, bet neišreikšdavau to, vidus ten draskydos, atrodo, norėdavos užduot, bet nu kaip turi susilaikyti. Pamokslininkas esi, bažnyčios vyresnysis. Kaip žino, teko dirbti man policijoje ir vieną kartą viešpats tai pričiupo ir ten vieną vežiau prisigėrusi, dar tie tarybiniai laikai, ką tik praėjo, tas transportas visas dar tarybinis, nu buvo tie varonokai vadinami, viliukai, ten galas atitvertas ir ten būdavo, kad jis sudini žmogų ir veži į blaivyklą. O jis ten keikėsi, rėkė ten visokiausiais žodžiais. Ir aš atsisugęs ten ant jo taip riebiai irgi ten užrikau ir taip persmelkė mintis. O jeigu tas žmogus neužilgo ateis į bažnyčią, atgailaudamas ten už savo nuodėmes, kaip aš jam žiūrėsiu į akis? Čia mano dar įtikėjimo pati pradžia buvo. Ir tada persmelkė tas supratimas, kad aš negaliu, aš turiu visur atstovauti Kristų. Ir viešpats taip keitė, kad daug įvairiausių situacijų mūsų gyvenimuose yra atsitikę, ne? Ir viešpats per tai mus gano, veda, ne? Ir jam be galo svarbi mūsų širdis, mūsų širdies nuostata. Ir jis nori savo tautą matyti dėkingą. Kad nebūtume kaip tie izraelitai, kurie išėjo iš Egipto ir eina į pažado žemę, bamba nepatenkinti. To nėra, ano nėra, va čia tas blogai, anas blogai. Kodėl neprisimeni tų stebuklų, kurie įvyko, ne, Egipte? Kodėl neatsigrėžė atgal ir nematai, kaip Dievas tave išgelbė, išlaisvino, pakeitė? Ir ką dar padarys? Bet ne, mes matom tai, kas blogiausia. Ir nu tokia žmogaus prigimtis. Bet viešpats, sakau, kantrus. Ir ačiū jam, kad jis kantriai darbuojasi. O mes vėl ir vėl būsim kviečiami atsigręžti į kryžių.
matyti Kristaus kančią, matyti jo pradėtą kraują už mus. Ir kad iš tiesų mes esam palaiminti šiandieną, pažindami išgelbėjimo kelią, turėdami viltį, turėdami pažadus. Ne? Ir ko dargi mums trūksta, brangieji? Kad mes būtume džiaugsmingi, laimingi. Vieno dalyko. Visų vertybių motinos. Mažas dėkingumas, trūksta dėkingumo. Nes jeigu širdis bus dėkinga, tai atsispindės tavo veide. Ne? Kasdieniuose darbuose, jeigu tavo širdis išliks dėkinga, tu turėsi jėgų. Tu būsi motyvuotas. Tu judėsi į priekį. Todėl Viešpats toliau te gana mus ir te atveria, ne? Tos vertybės grožį. Kad tai be galo svarbi vertybė, dėkingumas. Ir įsivaizduojat, kad ateina naujas žmogus į bažnyčią. Ir visi bažnyčiai be galo dėkingi. Įsivaizduojat, kad kaip žmogus jausis atėjęs į tokią terpę. Žmonės apimti dėkingumą. Pasiruošę patarnauti, pasiruošę atiduoti save. Nereikia pastoriui ragyti, brangieji, pamatysit naują žmogų, prieikit, skirkit dėmesį, pasikvieskit arbatos. Savaitės bėgyje susiskambykit, pasiteiraukit, kaip jam sekasi. Ne? Vienas per kitą. Prašysim telefoną, žmogus įsigas, kodėl dabar čia. Be abejo, būkime išmintingi. Bet turiu minti, kad iš ties dėkingumas mus padaro tarnais. Mus padaro tarnais. Mes tada pasiruošę atiduoti save. Mes pasiruošę daryti gerus darbus. Ne? Turėdami tą teisingą motivaciją, turėdami dėkingą širdį.